Tai kurdami šitą visą konceptą iš esmės norėjome išspręsti kelias pagrindinės problemas, ką Lietuvoje matėme. Tai buvo mažai elektromobilių stotelių vienoje lokacijoje, dėl ko susidarydavo eilės. Ir tos stotelės būdavo pakankamai mažos galios, dėl ko ir tas įkrovimas būdavo ilgesnis ir tos eilės dar labiau didėdavo. Tai gaudavosi, kad kartais keliautojams būdavo sunku planuoti savo kelionę, žinoti, kada tiksliai reikės įsikrauti, kiek tu turėsi užtrukti, ar ne. Tai šito įkrovimo dalies šito viso koncepto yra pagrindinė idėja ta, kad turime 10 įkrovimo stotelių, tai kuriomis su 2 įkrovimo vietomis, tai iš viso 21 metu gali elektromobilių krautis. Ir kiekvienos stotelių galia yra šiuo metu 200 kW. Kiekviena stotelė ateityje galės būti patobulinama iki 400, tai iš esmės pristaikinti prie ateities tendencijų ir poreikių, iš esmės iš elektromobilių gamintojų. Visas mūsų konceptas ir visas projektas yra vystomas keliais etapais. Tai antras etapas bus dar tokia pati stoginė, dar 10 stotelių, dar 20 vietų kitoje pastato pusėje, kai mes matysime, kad šitos poreikis jau neužtenka. Žinoma, suprantame, kad to dar reikės palaukti. Ta tranzicija po truputį vyksta, jinai vis tiek vyksta, norėtume žinoma, kad visi kad truputį greičiau. Ir dar kita dalis bus sunkiasvoris transportas, tai autobusai ir įvairūs kitos transporto priemonės, kurios irgi turės savo atskiras aikšteles ir įkrovimo vietas. Tai irgi kitas etapas, kai jau matysime, kad tas poreikis pakankamai yra didelis ir kad rinka to reikalauja. Tai šitas elektromobilių krovimo parkas yra dar kažkokių analogų Lietuvoje ar Baltijos šalyse? Kiek žinau, ne, mes aišku norėjome unikalų sukurti ir iš tikrųjų, kaip pažiūrėsi, tai dažniausiai stotelė statomas prie kažkokio egzistuojančio ir pastato, ir traukos centro, tai prekybos centras, degalinė galėtų būti, ar dar viešbutis ir panašiai. Ar ne, mes iš esmės prieš metus, jeigu pažiūrėsi, čia tuščias laukas buvo, tai mes norėjome sukurti tą konceptą ir traukos tašką iš savęs, kad būtų, tai čia tokia, kaip galima sakyti, nauja elektrodegalinė, ar ne. Ir manau, su tokiais partneriais, ką mes turime komercinę veiklą vykdantis pastate, tai Reitanas su savo prekės ženklais Caffeine ir Narvesanas, kurie iš esmės yra rinkos lyderiai ir gerai labai žinomi ir populiarūs ženklai. Žinome, kad galėsime suteikti tas galimybės žmonėms, kurie turi visgi dar palaukti, kol įsikrauna automobilis, vis tiek dar 10-15 pusvalandį reikia truputį palaukti, ar ne, kol tą transporto priemonę pasieksime iki to lygio, kol galėsim tęsti keliones. Tai vat mūsų partneris, manau, kad puikiai užims visus žmonės ir pasiūlyms jiems kiekvienam reikia. Čia dabar esame tarp Vilniaus ir Rygos, galima sakyti, pusiaukelėje, šalia Panevėžio aplinkelio. Kur dar numatytos stotelės yra ir kada? Šita vieta taip gavosi viena iš pirmųjų, kur mes pradėjome vystyti. Natūralu, Via Baltica vienas svarbiausių mūsų kelių visoje šalyje. Tai ir tokia savotiška pusiaukelė yra tarp Vilniaus ir Rygos. Kitus 2 taškus esame suplanavę dar 2 tokio pačio dydžio įkrovimo parkus esame suplanavę Vilnius, Kaunas, Klaipėda autostradoje, automagistralėje. Tai bus vienas per vidurį Kauno ir Kryžkalnio, o kitas bus tarp Kryžkalnio ir Klaipėdos, ar kažkur per vidurį 156 km ir 279, jeigu taip nuo Vilniaus pusės žiūrint. Tai irgi padengti norime kitą patį svarbiausią kelią Lietuvoje, kuris irgi labai turi didelius srautus, ypač vasarą, kai sezonas yra ir kurortai, vasaros kurortai, jūra yra pagrindinės kelionės tikslas. Dar mažesnį konceptą turime suplanavę dabar Varėnoje, senojosios Varėnios žiede iš esmės. Prie pat yra sklypas, kuriame bus truputį mažesnis konceptas. Tenais bus tik 5 įkrovimo stotelės. Čia jeigu čia turėjom 10 ir pastatas šiek tiek mažesnis bus, tai truputį ir pačiam srautui pritaikytas mažesniam, kadangi toj situacijai truputį mažesnis negu šituose 2 pagrindiniuose keliuose. Ir šitos jau projektus iš esmės jau esame pradėję, keli projektai bus paleisti netgi kitų metų 1. ketvirtį ir vasarį ir kovą. Kitas truputį vėliau, bet mes esame susiplanavę tiek su mūsų partneriais, tiek su investuotojais dar turbūt kokius 5 ir apie 10 tokių išvystyti, bent jau tokį kaip ir tokį pirmą šitos plėtros etapą galėtume vadinti ir tai būtų apie 10 tokių įkrovimo parkų, didesnių ar mažesnių, didesnio mažesnio koncepto ir taip padengti svarbiausias Lietuvos šitas kelių arterijas. Visiems labai aktualu yra krovimo kaina. Gal galėtum irgi šiek tiek apie tai papasakoti? Jo, tai
tikrai visi iš esmės klausinėjo, mes, aišku, operatorius stengiamės ne tik pasiūlyti gerą paslaugą savo klientams ir kokybišką paslaugą, bet norime, aišku, pritraukti didesnius srautus. Tai ta intencija mes turime tokį akcijinį periodą nuo šiandienos atidarimo, kai įkrovimo kaina yra 30 € už 1 kWh. Mes tą laikysime turbūt porą mėnesių, kada jau grįš iki standartinės mūsų, kurioje 45 € už 1 kWh. Ateityje, aišku, įmonės tikslas yra pritaikyti irgi narystės paketus, iš esmės, kur turėti fiksuotą mėnesio kažkokį tai mokestį, kuris pamažintų natūraliai kainą nuo kilovatvalandės. Jūsų investicija ir tas parkas, kurį dabar išvystėte ir šiandien atidarėte, tikrai yra įspūdingas ir gal netgi aplenkia laiką, ar ne, Lietuvoje, nes tikrai automobilių, elektromobilių, elektrinių automobilių dar nėra tiek, kad tikrai pas jūs čia būtų tiek daug tų užpildymų, ar ne? Tai tokia pakankamai drąsi investicija, bet kaip jums pasisekė sąlyginai taip greitai visą išvystyti ir ar buvo kokių kliūčių? Tai dėkoju už šitą pripažinimą, tikrai mes irgi visi labai džiaugiamės, ką mums pavyko išvystyti ir visas tas procesas iš tikrųjų nuo koncepto sukūrimo 2,5 metų mums užtruko, tai nebuvo, kad čia labai mes greitai paėmėm ir tai padarėm. Aišku, ta projektavimo pirmoji dalis, sugalvojimas, ar ne, kur ta stoginė, kiek stotelių, kokio dydžio pastatas, kokios formos, kur turi būti išėjimai ir panašiai, tai šito projektavimo dalis turbūt užėmė, aš taip sakyčiau, iki metų, ar ne, ir tada prasidėjo jau būtent konkretaus šito sklypo projektavimas, statybos leidimas ir panašiai. Ir tų trukdžių visai būna tokiuose projektuose, bet mes stengiamės juos nesikoncentruoti, ar ne, mes stengiamės ieškoti būti, kaip mes galėtume tai įgyvendinti. Turėjom, aišku, partnerius, kurie turi didelę patirtį panašaus objekto vystyme, kas mums ir padėjo ir galiausiai, aišku, tas tikslas, tas atidarimas, ta vizija, ką mes turėjom, leido mums galiausiai tai įgyvendinti. Puikiai. Ačiū labai. Ačiū Jums.